Labas rytas visiems, kas prisijungia. Mes vėl gyvai nuo Švedijos ledo. Šiandien, kaip matot, jau teritorija yra visai kitokia. Matot, kaimelis, kurio nebuvo, miesto jau nebėra. O čia matot, tolumoje ten kaminai rūksta, kuriuos matėt ir kai darėm treniruotės iš oficialios varžybų vietos, o šiandien jau ten mes žuvaut nebegalim, kadangi jau oficiali varžybų vieta yra uždaryta. O uždaryta yra todėl, kad tokios yra taisyklės. Paprasčiausiai FIPSEDO uždaro prieš 2 dienas sektorius iki oficialių treniruočių ir ten jau žvejot nebegalima, todėl pasirinkom, o čia mes netoliese vietą, kurie atitinka daugmaž tas pačias sąlygas, kokios yra čempionato vietai. Susiradom tokį kampelį, oro sąlygos šiandien iš tikrųjų yra ganėtinai šilta, bet vėjas pučia nejuokingas. Todėl nežinau, kaip bus su garsu, kai atsisuksiu į vėją. Tai žiaurus vėjas šiandien pučia. Šalta nėra, bet labai nepatogu. O matot, viską nusuka. Nusuka tą mano stabilizatorių vėjas. Jaučiu girdit, kaip išniokščia. Pabandysiu aš jums parodyti lietuvaičius truputį iš šono. Nežinau, kiek jums girdisi, ar nesigirdi, bet kažką pabandysiu jums parodyti tiek. Čia va Mindaugas ieška, matot. Irgi viską pučia, viską painioja. Deda uodo truklio lervas Mindaugas ir sakė skandint eketėjai. Na, ką ir daro visi sportininkai, taipogi ir mėgėjai. Visi, kam ši disciplina poledinės žūklės yra nesvetima. Tai pažiūrėsim, kaip Mindaugas daro tokius trumpus judesius prie dugno. O truputį kelią, žiūrėsim, ar bus šitas ešeriukas ar nebus. Prie mūsų kairiai manęs treniruojasi amerikiečių rinktinė. Ten dar šalia buvo ukrainiečiai, bet liko tik 2, kiti kažkur nuėjo, turbūt ieškoti kitos vietos. Ganėtinai sudėtinga yra susirasti tolygias sąlygas, kurios atitiktų varžybų vietą. Bet čia mums vakar truputį pasufleravo amerikiečiai, kad yra suradę tokį tašką, ten vietos dar yra, sąlygos beveik vienodos, gilis, žuvis truputį skiriasi, bet nors jau gilis yra beveik toks pats, koks varžybų vietai. Tai mes irgi čia pritilpom prie jų šono, pasidarėm improvizuojamą sektorių ir sportininkai bando, ką jie čia gali išsidėti. Reikim pas Leoną, Mindaugas Leonas, pažiūrėsim, kaip jam sekas. Už jo ten matau Modestas ir už Modesto dar Deividas, tai apeisim visus. Pažiūrėsim, kaip mūsų vyram šiandien čia sekas išmakaliot kažką tu eketėjai. Linkėjimai nuo Leo visiems. Sakiau, linkėjimai visiems nuo tavęs. Gaudom vėjo pusę. Leo sakė, gaudo vėją laukuose, bando kažką sumedžiot. Sveiki visi, kas dabar tik prisijungė. Jeigu garsas blogas, tai labai nepeikėt, nes vėjas tikrai yra įspūdingas šiandien. Žiauriai pučia rogės, jeigu nepritvirtini, tai atsiranda krante. Į kitą eketę
nesinori eiti, nes labai sunku. Sakė Leo, kad į kitą eketę nelabai norisi eiti, kadangi labai sunku vaikščioti per tą vėją. Modestas, matau, pabėgo, Leo bėga. Aš čia matau, atėjo Arūnas Koska. Prieisim truputį prie Arūno. Žiauriai pučia vėjas. Šalta, gerai, kad dar šalta labai nėra, tik tas vėjas toks tikrai nesmagus. Pažiūrėsim, Arūnas pakeitė eketę, gal kažkas šitoje eketėje mūsų ir laukia pamatyti. Sunku čia su ta žuvim. Kibimas matėt ir pažiūrėsim, ką čia Arūnas tokį. Nieko nėra. Kažkokia smulki žuvis buvo, bet ir ta pati sugebėjo pabėgti, leidžia dar kartą. Tai vakar turėjom tokių kuriozų, ne tik vakar, bet turbūt per pirmą kapitonų susirinkimą bus ilga ir nuobodi diskusija, kadangi viena iš rinktinių, dabar neminėsiu katra, tai kaip per kiekvieną čempionatą kažkas kažko prisigalvoja, kaip sugudraut, kaip kažką pasidaryti palankiau savo rinktiniai, tai ir šis čempionatas prasidėjo nuo to pačio. Tai yra tokia rinktinė, kuri nori, kad būtų leistos naudoti peletės pašare, jaukia tiksliau. Tai varžybų taisyklės reikalauja, kad jaukas būtų pateiktas jau sudrėkintas, paruoštas varžyboms ir nebūtų suspaustas. O kaip visi žinom, peletės visos yra suspaustos, tai jeigu neinterpretuoti taisyklių, o žiūrėti taisyklės, kaip jos yra parašytos, tai reiškia toks jaukas iš esmės peletėse neturėtų būti leidžiamas, kadangi prieštarauja taisyklėms. Bet čia verda, pas mus yra toksai chatas Messengeryje, kur visų komandų kapitonai, tai vieni yra už, kiti prieš. Tai turėtų būti toks labai įdomus pirmas kapitono susirinkimas, ten turėtų virti diskusijos ir aistros, aš taip suprantu, bet pažiūrėsim, kaip ten mums gausis. Mes iš savo pusės parašym komentarą, kad irgi, kaip pavyzdys, jeigu logiškai galvojant, aš galiu paimti 3 litrus jauko, suspaust į 1 litrą ir pateikti 1 litro atitinkančioj talpoj, kur yra FIPSED leistina. Tai aš vietoj 2 litrų galiu atsinešti 6 litrus, kaip pavyzdys. Tai ir kas pasakys, kad ta vienas suspaustas 3 litrai į vieną nėra peletė. Tai turbūt nėra niekur apibrėžta, kiek ta peletė turi būti diametro, nors diametro yra jo skirtingo. Tai manau, kad FIPSED atstovai ir čempionato organizatoriai pritars mūsų nuomonė ir tos peletės nebus leidžiamus. Kitas dalykas, kokį bando vieną iš rinktinių prakišti, tai yra vietoj 2 litrų jauko leidžiamo naudot per vieną čempionato turą, bando derinti, kad būtų galima turėti 3. Tai irgi yra mūsų požiūrį yra visiška nesąmonė, kadangi vyrai treniravosi visą laiką, visą 3 valandų turą išžvejot, jeigu taip galima pasakyti, su 2 litrais jauko. Jie puikiai tą padaro, jie jaučia, kiek to jauko yra, kiek jo galima į vieną į kitą eketę išpilti ir dabar siūlo 3 litrus. O varžybų taisyklės, tiksliau ne šio čempionato, o bendrai FIPSED taisyklės sako, kad galima turėti 2 litrus. Aišku, FIPSED tas komitetas gali priderinti taisyklės prie kiekvieno čempionato atskirai, truputį pakoreguodamas taisyklės, bet čia būtų visiška nesąmonė, nes visos rinktinės treniravosi su 2 litrais, o dabar jie nori, kad čempionatas vyktų kiekvienam sportininkui turint 3 litrus jauko. Tai čia mūsų nuomonė nesutinka su ta rinktinė, kuri nori šitą pataisą prakišti. Tai kaip ir minėjau, tas kapitonų susirinkimas bus įdomus, pabandysim jį patransliuoti gyvai ir jums leis pamatyti viską, kaip ten kas vyks, kas bus už, kas bus prieš.
Tai mūsų manimų, kad tai yra nesąžininga visų kitų rinktinių atžvilgių, nes jeigu leis naudoti peletės, tų pelečių turi tik tai turbūt ta rinktinė, kuri ir sugalvojo šitas pataisas. Arba gal dar kažkokia rinktinė, kuri sugebėtų jas atsitransportuoti iš kažkur. Aišku, ir dar reikia žinot, kas veikia, kokios tos peletės veikia, bet jeigu tu nesitreniravai, o per oficialias treniruotės jau to padaryti praktiškai bus neįmanoma. Tai tikimės, kad FIBSED atstovai yra šalto proto kartu su organizatoriais ir tikrai neleis tokių pataisų, kurios yra mūsų manimu absurdiškas. Bet žiūrėsim, kaip ten bus, viską nuo mūsų niekas nepriklauso, aišku, mes savo nuomonę išsakysim, bet viskas priklauso nuo FIBSED atstovų. Tai va tokios naujienos nelabai linksmos iš vakar. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Vakar jau prie mūsų prisijungė vienas iš trenerių, Evaldas Bernatonis. Atskraidino jis mums reikalingus priemonės reikalingas. Iš tikrųjų jau buvom pasiruošę vakar važiuoti jį pasitikti į oro uostą, bet sulaukėm jo skambučių ir sako, nėra vieno bagažo. Nėra vieno bagažo, tai labai nusiminėm, nes visas bagažas mums yra labai reikalingas. Tiksliai nežinojom, kokio to bagažo nėra. Tai Evaldas davė telefono numerį, pasiskambinom į oro uosto administraciją, kuri mums pareiškė, kad vienas iš mūsų bagažo yra sulaikytas, nes jį nori patikrinti policija. Kaip suprantat, nieko draudžiamo mes tikrai nevežam. Tai gavom skambutį atgal, kad viskas tvarkoje yra su to mūsų bagažu, bet tik tai viena bėda, kad iš Stokholmo jis jau į lėktuvą nepapuolė. Bet mūsų laimiai, kad tą dieną dar buvo 2 skrydžiai, tai atkeliavo tas mūsų visas bagažas ir dabar viskas yra tvarkoje. Bet va, tokie nemalonumai, kurie gali įtakoti čempionatą ir Lietuvos rinktinės pasirodymą, tai tikrai nėra geros žinios ir visi būna įtampai, ypač vadovai ir treneriai, tai aišku ir sportininkai, nes jeigu jie negaus to, ko jiems reikia, tai patys supranta, tos visos treniruotės ir visas tas įdirbis gali nueiti šuniui ant uodegos, bet viskas yra gerai, kas gerai baigėsi, o šį kartą tikrai viskas baigėsi gerai. Čia matot Gediminas Cironka. Irgi nelabai jam kažkas sekasi, kaip ir visiems kitiems. Iš tikrųjų, plotas geras, gylis geras, tik tai viena bėda, kad nelabai čia kas kimba. Bet galbūt ta žuvis sureagos po kiek laiko, nes vyrai gaudo dar neseniai, čia valandą laiko. Truputį aš užsivėlinau, nes kalbėjau su amerikiečiais, klausiau jų, ar galėsime pasislinkti truputį toliau už jų, nes jie pirmi čia šitą vietą susirado, pasižymėjo, tai kaip suprantat, negalima taip paprastai ateiti, atsisėsti, kur kiti žmonės, kitos rinktinės yra pasižymėję savo sektorius. Bet jie maloniai mus priėmė, sakė, jums, kaip jums, visada yra laisvos vietos, tai didelis dėkui jiems. Ten kažkas, mačiau, rašė, kada prasideda viskas, tai viskas prasidės trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį oficialiom treniruotėm. Ten jau matysime visas rinktinės, kurios dalyvauja šitam čempionate. O paskui šeštadienį ir sekmadienį jau startuojam su čempionatu. Šeštadienį pradžia yra 11 val. Lietuvos laikų, nepraleiskit. Pafilmuosim viską online, pakomentuosim. Aišku, prieš tai dar bus kapitono susirinkimai, apie kuriuos aš dabar kalbėjau, kur ten turėtų būti labai įdomu. Tada bus paskelbimas visų rinktinių pagrindinės sudėties. Tai būtinai visus supažindinsim ne tik su Lietuvos rinktinės sudėtim, bet ir su viso pasaulio poledinės sportinės žūklės šio čempionato sportininkais. Čia Modestas nuo manęs laksto visą rytą, bet kaip suprantat, jis yra tokiam kvadrate, iš kurio nelabai jam išeis pabėgti, aš vis tiek jį surasiu kažkur. Girdit, kaip siaučia tas vėjas. Visi susigūžę.
Rašo kažkas, nemačiau kas, nes laikau tą stabilizatorių 2 rankom, kad kol mes čia ant ledo sportuojam, jie jau atidaro feederio sezoną. Tai sveikintina, grįšim į Lietuvą, mes irgi turbūt griebsim kas plūdinę, kas feederį ir pulsim prie atviro vandens, nes iš tikrųjų visi pasiilgo. Bet džiaugiamės vis tiek, būdami čia Švedijai, ant šito storo ledo, galėdami pasidžiaugti, nes grįžę į Lietuvą tikrai jo neberasim. Matyt, Modestas ištraukė nedidelį ešeriuką. Ešeriukais ir baigėsi visa žuvis. Šiandien kol kas didesnių žuvų kol kas nėra. Amerikiečių treneris, kiek sakė, irgi nieko gero nepagauna, nedidelis ešeriukas. Tai žiūrėsim. Remigijus Zujus rašo Moduliui linkėjimai. Ir tau, Remigijau, nuo Modesto kuo šilčiausiai linkėjimai ir nuo visos rinktinės. Dar vienas kibimas ir dar vienas ešeriukas. Matai, kaip plevesuoja, nepagauna Modestas. Kaip užuolaida. Nepagauna Modė to ešeriuko į ranką, bet šiaip ne taip kažkaip. Ko dar mes nepažiūrėjom? Nepažiūrėjom Deivido, palikim Modė ramybei. Eikim iki Deivido. Mindai linkėjimų. Jo, perdodu aš jūsų linkėjimus visiems sportininkams. Jeigu yra kažkoks tai didesnis tekstas, tai perskaitau aš jiems. Visiems iš tikrųjų yra įdomu sulaukti linkėjimų. Jau 2 savaitė mūsų prasidėjo čia Švedijoje. Bandom mes kažką čia išsiaiškinti, ką reikia išsiaiškinti. Gauna, aišku, kiekvienas sportininkas trenerių užduotis ir bando tai vykdyti kaip galima geriau. Vėjukas ne kažką, taip Andriau, vėjukas tikrai ne kažką, žiauriai pučia. Tikrai nėra labai smagu, bet nieko nepadarysi. Jei karšis užkips, galima paleisti kaip aitvarą. Manau, kad be problemų karšis plevesuotų, bent jau plakiukas arba mažas karšiukas plevesuotų kaip aitvaras tikrai. Deividas susigūžęs į kombinezoną. Nesėjai įsiskaičiu manenų. Deividas, jo, jeigu jisai išskaičia rankas, tai važiuoja greičiau negu rogės. Nuo Renato Deividui linkėjimų. Sakė, karšiai jau pasirodė ir tavęs laukia. Meluoji, draugas buvo nepagavo. Sakė, meluoji, draugas buvo nepagavo. Nuo Lauro Deividui linkėjimai. Ačiū, Laurai. Sakė, dėkui tau, Laurai. Sakyk, Laurai, išmokom. Sakė Deividas, perdot, kad išmokom žudyti žuvį per trumpą laiką. Ir bus viskas gerai. Dar vienas kibimas, ne kibimas. Sugalvojo Deivis pabėgti nuo mūsų. Turėtų jį papūstas vėjukas, neblogai greitai turėtų pasiekti kitą eketę. Einam, pažiūrėsim į šviežią eketę, ką jis ten sugaus gero. Dar prie Artūro nebuvom, tik nematau kur jis. Ukrainiečiai matau, čia kažkur apie mus trinasi. Kažko ieško. Galbūt reikalingos gelmės arba dar kažko. Ar žuvies su echolotu. Sakė Renatas, Deivė, atsiųstau nuotrauką su baisiuliniais lęšiais. Gerai. Kad nebūtų iš druskininkų tie lęšiai. Sakė Deivis, kad tik nebūtų tie lęšiai iš druskininkų. Kažkas rašo, Deivi, kad tave reikia užinkaruoti. Ne, to žuvies tikrai nieks čia nežudo iš malonumo, bet toks yra įstatymas Švedijoje. Negalima žuvies laikyti gyvos, negalima žuvies laikyti netgi negyvos ir ant ledo. Tai mes gerbiam šios šalies įstatymus ir darom taip, kaip jie reikalauja. Nu jo, vėjukas iš tikrųjų
Jo, Gražvis, sveikas, iššūkis tikrai rimtas. Vėjukas ne kažką, nu šiandien oro sąlygos tokios, va čia matom, ukrainiečiai eina kažkur. Turbūt eina ieškoti naujo sektoriaus. Turbūt eina ieškoti naujo sektoriaus kažkur, o mes dabar prieikim prie Artūro. Vėjukas, girdit kaip žvimbia, tai, nu, nieko nepadarysi. Tokios oro sąlygos, bet treniruotis reikia. To treniruočių jau liko labai nedaug. Taip kad reikia atidrožti ledą ir išspausti viską, ką galima. Čia Artūras Kvirba. Bando kažką išvirpinti iš tos negyvos iki mirė, čia ta zona mirusi, ne? Nieko gero nėra, bet ką padarysi. Gal po to kažkur surasim geresnę vietą, kur sportininkai galės pasislinkti ir tikrai produktyviau pagaudyti. O, labas, Aja! Linkėjimai tau nuo tėčio ir nuo visos rinktinės. Tu dabar jau tapai šitos rinktinės talismanu. Tai žiūrėk, stebėk mus, kai tik turi galimybę, o jeigu galimybės tiesiogiai neturi, tai būtinai pasižiūrėk video YouTube kanale LV12LT, tai yra Laimono kanalas, ten galit rast iš visų 6 dienų treniruočių apie sektorius, tiksliau sektorių viduj. Ir šios dienos treniruotė taipogi bus ten. Dar kartą pasikartosiu. LV12LT, Laimono kanalas, jis retransliuoja jį iš Facebook mūsų paskyros poledinės sportinės žūklės. Tai labai ačiū Laimonui, kadangi jis suteikė jums galimybę žiūrėti šitas transliacijas tiesiog televizoriaus ekrane, dideliam ekrane, kas yra labai patogu. Tai dar kartą pakartosiu kanalą LV12LT, ten rasite visus video nuo pat atvykimo pradžios. Aja, perduosiu būtinai tavo tėčiui linkėjimų. Jam visada yra malonu, kad tu žiūri, palaikai ne tik jį, bet ir visą rinktinę. Leo čia kažką kombinuoja. Nieko gero, sako Leo, bet mačiau mažos žuvytės, vis tiek iš eketės karts nuo karto pasikelia. Nu, tas vėjas tai negailestinga šiandien rimtai. Tai kas negirdėjot apie nuotykius, kurie buvo išreikšti kai kurių rinktinių, tai būtinai pažiūrėkit video įrašą nuo pradžių, tikrai išgirsit ir kas čia nutiko vakar. Ir tikrai jums pabandysim parodyti tą kapitonų susirinkimą, kur mes gvildensim šitas susidariusias problemas. Mūsų požiūriu tai yra tikrai didelė problema, kuri gali brangiai kainuoti. Amerikiečiai, matau, jau baigė savo treniruotę, bent jau pirmą jos dalį. Pažiūrėsim vėliau, ką jie darys. Tai jeigu kas dar nežino, kas yra prisijungęs ir kas žiūri, kas nedarbė šiandien arba turi progos pažiūrėti, tai trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį vyks oficialios treniruotės. Šeštadienį ir sekmadienį pats čempionatas. Visos online transliacijos prasideda Lietuvos laiku 12 val. O pradedant nuo oficialių treniruočių viskas prasidės 11 val. Lietuvos laiku. Pabandysim oficialias treniruotės paleisti ne nuo 12 Lietuvos laiku, o nuo 11, nuo jų pradžios. Paskui parodysim jums būtinai čempionato atidarimą. Dėl laikų aš jums pranešiu vėliau. Baigė sportininkai ir mūsų pirmą
turą. Dabar vyks žuvies svėrimas ir po to aptarimas, o paskui su mąstys treneriai, ką darysim toliau, ir liksim čia, kur mus priėmė amerikiečiai, ar kažkur ieškosim kitos vietos. Ten va tolumoje matot amerikiečiai, arba ieškosim kažkur kitos vietos, kur sąlygos atitinka čempionato sąlygas, ir ten darysim antrą dalį treniruočių. Tai dabar pasinaudodamas progą, kol niekas nevyksta, noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie mūsų atvykimo čionai. Visiems labai didelis ačiū nuo Lietuvos rinktinės, taipogi ačiū įmonėms ir organizacijoms, be kurių turbūt mūsų šitas išvykimas tikrai nebūtų įmanomas. Tai norėčiau pradėti nuo pirmos organizacijos, be kurios tikrai mūsų atvykimas į Švediją ir dalyvavimas pasaulio čempionate nebūtų įmanomas, kadangi patys suprantat, Lietuvos sportinė žūklės federacija yra ta federacija, už ką atsakinga už visas žūklės disciplinas, ir jie išrašo mums, galima sakyti, tai perkeltinė prasme kelalapius į pasaulio čempionatą. Tai ačiū labai Lietuvos sportinės žūklės federacijai ir jos vadovui Tomui Būdui už galimybę atvykti ir parodyti, ką sugeba lietuvaičiai. Toliau ačiū kompanijai Movie Wheels, kurie mus parėmė finansiškai. Neruošys truputį žuvies dabar daug, parėmė mus finansiškai ir skyrė autobusiuką labai talpų ir naują Mercedesą, su kurio puikiai atvyko mūsų daiktai. Tai ačiū jiems labai. Ačiū labai kompanijai Viking, kurie parėmė mus finansiškai bei skyrė termo rūbus, kepurės, flisinius megztukus. Dėkui jiems labai už tai. Ačiū Alytaus miesto savivaldybei, ilgamečiam mūsų rėmėjui, kuris parėmė mus finansiškai ir suteikė taipogi galimybę pasirodyti ant Švedijos ledo. Be to, ilgametis mūsų rėmėjas yra ir Trakų sporto centras, kurie parėmė rinktinę finansiškai. Ačiū taipogi jiems labai nuo visos rinktinės. Ačiū visiems jums, kad mus palaikot, parašot šiltą komentarą, palinkit nei žvyno, nei uodegos. Aišku, paprasti Lietuvos žmonės suaukojo nemažą pinigų sumą į mūsų poledinės sportinės žūklės asociacijos sąskaitą. Dėkui kiekvienam asmeniškai nuo visos rinktinės. Už jūsų paaukotus pinigėlius ir galimybę atvykti čia. Tai dabar susvers sportininkų žuvis treneriai. Tada, kaip jau ir minėjau, aptarimas, o vėliau žiūrėsim, ką toliau darysim. Tai dar truputį aš liksiu prie jūsų, matau, amerikiečiai ten juda kažkur. Pažiūrėsim, ką jie bus sumastę. Jeigu turit kažkokių klausimų, kurie jums rūpi, tai gali drąsiai užduoti. Dabar kaip tik turiu laiko, tai galėsiu atsakyti. Paslapčių čia nėra, išskyrus tos, kas liečia treniruotės, kas liečia pačio čempionato rezultatus gali lemti. Tai aišku, viskas, kas yra apie jaukus, valus, avižėlės, tai šito aš jums pasakyti negaliu. Technikas, taktikas taipogi, o viskas, kas susiję be to, tai be problemų klauskit. Taisyklės ar dar kažkas domina, nežinau. Klauskit, viską atsakysim, o jeigu aš neturėsiu atsakymo, o tai lies konkretų sportininką, tai būtinai vakare su juo pasikalbėsiu ir jums atsakysim sekančios transliacijos metu arba komentarė po video. Kažką tarėsi treneriai kartu su sportininkais. Negirdžiu aš nieko, iš tikrųjų labai tas vėjas švilpia. Matau, ukrainiečiai va ten, turbūt mato tolumoje, tai jie blaškosi po visą tą teritoriją, kuri yra ganėtinai didelė, neranda jie tinkamos vietos, bet žiūrėsim, kaip čia bus.
Amerikiečiai, matot, jų treneris važiuoja su sniego motociklu, o amerikiečiai kaip viščiukai žygiuoja iš paskos. Kažkas pametė daiktą, kurį pavyt turbūt bus sunku. Gal mes kažką tuoj mes pabandysim pagaut. Ką jie pametė? Ai, matau, kepurė parlėkė. Pabandysiu aš tą kepurę sugaut. Užsikabino, turbūt pagaus. Jo, pagavo tą kepurę. Rolfai! Negirdi niekas manęs. Ir aš jų irgi negirdžiu. Roberta Martinės, matau, yra prisijungus. Nėra už ką, Roberta. Ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Ne tik amerikiečių rinktinę, bet ir lietuvių. Mačiau, Tadas Turauskas yra prisijungęs, kuris greitai atvyksta pas mus, o greitai yra rytoj. Tai jau būsim visa pilna sudėtim. Bėda, važiuosim kitur? Kur važiuosim? Tai kuris mane atvežė, vienintelis meknės nepagavau. Tai va. Šiuosi ten vakar. Tai Tadas Turauskas, matau, rašo tuoj. Jo, tuoj bus rytoj. Viena problema, kad atvyko Evaldas, atvyksta Tadas ir dar viena burna daugiau. Rolfai, paimk mano rogės raudonas. Ką treneriai, matau, nusprendė, kad šita vieta nėra labai tinkama. Vyksim dar į kitą vietą, kurią esam nusižiūrėję nuo vakar. Tai buvo planas B. Turbūt tas planas B mums pasiteisins, bent jau taip tikimės. Nes vat ši pasirinkta vieta, kurią mums pasufleravo amerikiečiai, nelabai tiko treniruotėms. Tai, šiaip treniruotėms tiko pagal dugno reljefą ir gilius, bet yra mažai labai žuvies, tai tenka keistą vietą. Žygiuojam visi į autobusiuką, sėsim ir važiuosim, netoli gal, kilometrai 5-4 gal. Kita vieta, vakar mes ten su echolotu praėjom. Gelmė yra nebloga, žuvies tikrai rodė stambios, tai greičiausiai yra meknės. Tai tikimės, kad ta vieta atitiks labiau negu šita buvusi. Tai dar vieną treniruotę šiandien. Kokius svorius sugaudau per treniruotės maždaug. Tai į šitą klausimą tikrai dabar neatsakysiu. Maža paslaptis tegul būna, o po čempionato tikrai išeis ilgas ir išsamus video, kur papasakosim viską, ką mes čia gudravom, ką mes čia išsiaiškinom, kaip mes startavom ir kokius kozirius turėjom arba kur klaidas padarėm. Tai sužinosit viską, kol kas dabar truputį kantrybės, nes tikrai visko papasakot negalim. Aš tai galėčiau viską papasakot, bet tai būtų mano paskutinė transliacija, nes atsidurčiau oro uoste, o po to namie. Labai greitai. Patys suprantat. Turbūt kiekvienas turit po slaptą vietelę savo žuklės, kurie žinot. Tik tai vienas arba su geriausiu draugu ir jos neišduoda. Tai va, kai kurie dalykai yra būtent tokie ir čia, kurių išduot. Dabar, kažkaip būtų nesąžininga rinktinės atžvilgiu. Kažkas rašo, kada bus poilsis prieš oficialias treniruotės, tai sprendžia treneriai, apie tai dar kalbėta nebuvo, bet tikimės, kad duos mums tą vieną dieną, kada sportininkai galės pailsėti. Galbūt nueisim į pirtį, nes yra šiokia tokia čia pirtelė
toj mūsų, atsiprašau, gyvenamoji vietai. Kas čia buvo? O, dar viena bėda. Treneris Darius buvo truputį išsižiojęs ir pametė varžtą. Nuo įrankio, su kurio darom skylės, kad įkišt laivą. Nelabai rasi Dariau daug. Tai greičiausiai teks dar kartą važiuoti namo ir susirast tinkamą varžtą, nes turbūt kažkaip atsisuko netyčia ir va, nuo šito va krašto mūsų. Matot, nebėra adapterio, kurio pagalba suktuku mes gręžiam 200 mm eketės, kad įdėt va šitą galvą laivo ir išsirinkt tiek vietą. O, čia va, dar pamiršau jums parodyti, čia yra tinklas įleistas vietinių žvejų. O, čia toks va, uždarytas ten yra, nežinau, dabar yra, jis ten yra. Tokia didelė eketė, pažymėta va, tokiais pagaliais. Ten matom Tauno, vieną iš Estijos rinktinės nedalyvių, o narių. Jis yra trenerio asistentas. O čia matom va, tokia vigelė vietinė ir karšiukai. Kažkodėl tai jų nepaėmė, išmesti ant ledo. Nežinau, čia tie žmonės, kurie juos ištraukė. Bando treneris Darius surasti tą varžtą, bet aš nemanau, kad jis jį suras, o reikės važiuoti namo ir susirasti tinkamą varžtą. Ką, jeigu klausimų nėra, turbūt ir baigsiu aš tą savo transliaciją šios dienos. Tai rytoj tuo pačiu laiku, 12 val. Lietuvos laiku, prisijunkit, jeigu turėsim kažką parodyti, jeigu darysim treniruotę, tai būtinai išeisim online, o jeigu treniruotės nedarysim, tai parašysim postą, kad šiandien yra laisva diena ir laivo nebus. Tai dėkui dar kartą visiems, kas žiūri, ačiū už jūsų palinkėjimus, likit su mumis kasdien, palaikykit rinktinę, tos jūsų pagalbos mums labai labai reikia. Tai dar kartą ačiū ir sudiev. Likit visi sveiki, nei iš vyno visiems, nei uodegos ir jau susitiksim greitų laiku. Tai bus ryt arba poryt. Nebenulaikau aš to telefono ir to. Pasikartosiu, kad nebenulaikau to telefono ir to stabilizatoriaus. Tai tiek būtų šiandien. Ačiū visiems dar kartą už žiūrėjimą. Visą.